Už manęs stovi pastatas, kurio viduje veikia slaptas Amerikos žvalgybos kalėjimas. The prisons were in Romania, Poland, and Lithuania. Čia Vilnius pakraštyje esančioje teritorijoje buvo laikomi tariami Al-Qaida teroristai. Vienu iš teroristų grupuotės Al-Qaida lyderių vadinamas palestinietis Abu Zubeida jau laimėjo bylą prieš Lietuvą. Tai istorija apie vietas, kurios oficialiai neegzistavo. Juodieji objektai, pasaulinis slaptų kalėjimų tinklas. Charlie, we found one of the CIA's black sites in Lithuania. Ir nors šiandien tai jau vieša paslaptis, garantuoju, kad tai, ką galėjote girdėti iki šiol, yra tik ledkalnio viršūnė. O visa tai, kas slypi po apačia, politiniai skandalai. Nieko nemačiau, nieko negirdėjau ir nieko nežinau. Konspiracijos. Man buvo pasiūlyta sutikti vežti teroristus į Lietuvos teritoriją. Daugeliui niekam negirdėtas antrasis slaptas Lietuvos ŽV kalėjimas, kurį taipogi aplankiau. Ir klausimas, į kurį atsakymo nėra iki šiol. Kam Lietuvoje atiteko milijonai dolerių? Kas gavo pinigus? Ši istorija dar niekada nebuvo taip nuodugniai apžvelgta lietuviškame YouTube. Ir tokie projektai užtrunka be galo daug laiko, tad jei matai prasmę tokiose dokumentikose, tavo prenumerata ir palaikymas man reikštų labai, labai daug. Mūsų jau beveik 30 000, duokit ženklą, kad tokios istorijos Lietuvoje reikalingos. Ačiū Jums, o dabar keliaukime prie vienos įdomiausių mano nagrinėtų istorijų iki šiol. Vestro, sekit YouTube'ės kanalą. Taip nutiko, kad tais metais, kai gimiau aš ir kai man dar labai mažam pypliui suėjo lygiai 5 mėnesiai ir 15 dienų, pasaulis neteko žado. Ne dėl to, kad tapau didutis, aišku, o dėl vieno kraupiausių išpuolių šiuolaikinėje žmonijos istorijoje. Ir nors to įvykio savame kailyje aš aišku nekiek nepamenu, netruko labai ilgai, kad jau paaugus ir įgavus sąmoningumą, išgirščiau apie tą kraupę Amerikos tragediją. Istoriją, apie kurią tikiu daugiau ar mažiau būsite girdėję kiekvienas. Tai būtent nuo jos ir prasideda mūsų pasakojimas. Aš jūs girdžiu, pasaulis jūs girdi ir žmonės sugriovę šiuos pastatus tuoj mus išgirs. Praėjus vos kelioms dienoms po rugsėjo 11-osios išpuolių, JAV prezidentas George W. Bushas pradeda pasaulinį karą prieš terorizmą, po kurio seka Afganistano invazija ir plataus masto įtariamų teroristų paieška artimųjų rytų regione. Noriu teisingumo. Laukiniuose vakaruose kabindavo plakatus, reikia gyvo ar mirusio. Teisingumas Amerikai buvo sunaikinti priešą, o neteisti kaltinamai. 2002 metų kovo gale sulaikomas pirmasis aukštos vertės įtariamasis palestiniečių kilmės Abu Zubaida. Tuo metu jis buvo laikomas vienas iš pagrindinių teroristinės grupuotės Al-Qaida lyderių. Per reidą Abu Zubaida buvo sunkiai sužeistas ir vos išgyveno, tačiau Amerikos centrinės žvalgybos vadyba arba trumpiau CŽV iš Jungtinių valstijų parskraidino gydytoją, kad šis jam padėtų. Tai be abejo buvo daroma ne iš gailestingumo. Amerikiečiams reikėjo Zubaidą gyvo, jog pavyktų iš jo išgauti būtinos žvalgybinės informacijos. Tačiau greitai kilo klausimas, kur jį nugabenti. Parskraidinus atgal į Ameriką, įtariamasis patektų į civilinį teisinį procesą bei tarptautinės teisės rėmus, kas praktiškai užkirstų kelią bet kokiam agresyviam informacijos išgavimui. Tad CŽV, gavusi Tailando pritarimą, pirmiausia nugabeno Abu Zubaidą į ten buvusią JAV karinę bazę. Planas buvo įtariamą teroristą priversti kalbėti naudojant patobulintus tardymo metodus, kurie, kaip vėliau paaiškėjo, buvo tiesiog kankinimai. Pagal tarptautinę teisę ir net pačios Amerikos įstatymus tokie metodai be abejo nėra legalūs. Tad Jungtinių Amerikos valstijų agentų pageidavimu ir aukščiausio lygio politiniu pritarimu slapta buvo nutarta, kad jei programa bus vykdoma, Abu Zubaida bus izoliuotas nuo pasaulio iki pat gyvenimo galo.
Tačiau Tailando bazė buvo tik pradžia. CŽV suprato, kad vienos vietos nepakanka. Reikėjo naujos infrastruktūros, naujų slaptų juodųjų objektų. O jų žvilgsnis greitai nukrypo į Rytų Europą, regioną, kuriame ne viena, palyginus dar visai nesenai nepriklausomybę atgavusi valstybė, siekia kuo glaudesnio ryšio su Amerika bei patekimo į NATO aljanso gretas. Ir būtent nuo čia ir prasideda Lietuvos istorijos dalis. Tais pačiais Abu Zubaydah sulaikymo metais CŽV kreipėsi į Lietuvos valstybės saugumo departamentą dėl galimybės prisidėti prie vadinamosios sulaikymo ir tardymo programos. Lietuvos atstovai sutiko. Buvo patvirtinta 2 vietų statyba bei įrengimas. Pirmasis iš šių objektų, vadinamas Project One, Tikėtina, kad buvo būtent čia už manęs esančiame pastate Sierakausko gatvė 25 Vilniuje. Kadaise tai buvo valstybiniai svečių namai, kuriuos prižiūrėjo Kristina Brazauskienė. Vėliau pastatas pateko į VSD kontrolę. Šiandien beje tai jau yra gyvenamosios patalpos. Na, o remiantis vėliau paviešintą informaciją, objektas tada buvo pritaikytas vieno asmens laikymui. Tačiau niekas į šį objektą taip ir nebuvo atgabentas. Tuo metu, žinoma, nei apie šią vietą, nei apie bet kokį galimą CŽV ir VSD bendradarbiavimą plačioji visuomenė nieko nežinojo. Tačiau tais pačiais metais Lietuva sulaukė ir viešo Amerikos dėmesio. 2002 lapkritį į Vilnių atvyko tuometinis JAV prezidentas George W. Bushas. Tai beje įvyko iškart po NATO viršūnių susitikimo, kuriame Lietuva gavo pakvietimą į alijansą. Rotušės aikštėje Bushas tada pasakė istorinę kalbą, susitiko su tuometiniu Lietuvos prezidentu Valdu Adamkumi bei kitais valstybės vadovais. And anyone who would choose Lithuania as an enemy has also made an enemy of the United States of America. Na, o apie ką buvo kalbama už uždarų durų, galime tik spėlioti. Tačiau viena aišku, kol Lietuvoje buvo tyliai rengiama CŽV infrastruktūra, Abu Zubaydah kelionė tęsiasi toliau. Po Tailando jis buvo perkeliamas iš vienos sulaikymo vietos į kitą. Šiandien jau žinome, kad tokie juodieji objektai taip pat veikia Afganistane, Rumunijoje, Lenkijoje bei Maroke, iš kurio beje Abu Zubaydah 2005-aisiais buvo nugabentas į paskutinę šaltiniuose minimą savo Europos stotelę. Į objektą praminta Detention Site Violet, Vilniaus pakraštyje esančioje Antavilių gyvenvietėje. Na, bent jau taip nurodo advokatų rekonstrukcija ir vėliau teismuose nagrinėti duomenis. Lietuva savo ruožtu įtariamų teroristų laikymą mūsų valstybės teritorijoje oficialiai neigia iki šiol. Ir prie šio ginčo mes dar tikrai sugrįšime. Kadaise šioje vietoje veikia elitinis žirgynas. Atoki vieta toliau nuo miesto centro ir smalsių akių. Tačiau 2004-aisiais, likus vos kelioms savaitėms iki Lietuvos oficialaus įstojimo į NATO, pastatą įsigijo Panamoje, Delavere ir Vašingtone registruota ribotos atsakomybės bendrovė Elite LLC. Sandorį Lietuvoje įgyvendino šios bendrovės įgaliotas asmuo, tačiau kas realiai stovėjo už pirkimo iki šiol neaišku. Tarpininkas po kelių metų tiesiog pradingo iš viešų duomenų. Tai jau atskira istorija, tačiau svarbiausia tai, kas įvyko po įsigijimo. Teritorijoje netrukus prasidėjo statybos, o anot vėliau paskelbtų liudijimų, buvusio jojimo klubo viduje buvo pastatyta stora betoninė siena, už kurios atsirado tai, ką vienas šaltinis apibūdino kaip pastatą pastate. Tai buvo daroma siekiant užtikrinti maksimalų programos slaptumą. Vis dėlto neįprastas sujudimas atokioje gyvenvietėje patraukė vietinių dėmesį. Suprantat, statybininkas esu, pats statybininkas, grynas statybininkas. Jeigu tiek žemę galima iškasti, tai reiškia tenais kokie 3-4 aukštai, atsiprašau, kelkėsi, buvo kažkur tai po žemėm. Kai kurie jų tvirtino matę statybas, girdėję anglų kalbą ir pastebėję tamsaus gymio asmenis priminančius kariškius. Tačiau tuo metu turbūt niekas neįtart negalėjo, kad amerikiečiai čia sudarinėjo sąlygas laikyti įtariamus teroristus.
Visa tai vyko aukščiausių slaptumo lygių ir, kaip vėliau paaiškėjo, net pačioms Lietuvos institucijoms, neturint pilno vaizdo, kas realiai vyko pastato viduje. Tačiau net ir slapčiausios schemos turi spragų. Netruko ilgai, kad JAV žiniasklaidoje pradėtų plisti nutekinta informacija apie šią jau kabutėse slaptą programą. O lūžio tašku tapo 2005 m. lapkričio 2 The Washington Post paviešintas tyrimas, kur jau minimas ir Rytų Europos regionas. Ir nors konkrečių šalių pavadinimai nebuvo minimi, viešumas vis tiek pamažu pradėjo griauti šią operaciją. O galutinį smūgį jai suteikė 2006 kovą įvykusi krizė. Vėliau paviešintose dokumentuose ir teismo medžiagoje nurodoma, kad Lietuvoje veikęs Project Violet buvo uždarytas dėl paprastos, bet lemtingos priežasties. Objekte nebuvo užtikrinta reikalinga medicininė pagalba. Tai, kaip rašoma, galėjo paliesti vieną iš su rugsėjo 11-osios atakomis siejamų Mustafa al-Hasafi bei dar kelis kalinius. Kaip siejama, tai ir buvo esminė priežastis, dėl kurios po maždaug 1,5 metų veikimo iš Antavilių staiga dingo bet kokie JAV žvalgybos pėdsakai, o čia tariamai kalinti asmenys perkelti kitur. Jų likimą, kaip ir tai, kas po to įvyko su šiuo objektu, mes dar aptarsime šiek tiek vėliau. Tačiau jau ir tada su vis labiau slegiančiu spaudimu iš žiniasklaidos žmonėms pradėta po truputį atskleisti tiesą. 2006 rugsėjį George W. Bushas pagaliau patvirtino, kad CŽV užsienyje buvo įkūręs slaptus kalėjimus, kuriuose tardyti įtariamieji terorizmu. Tačiau konkrečių šalių jis tada taipogi nenurodė. Taigi, oficialiai programos lyg ir nebėra, šalių niekas nemini, Lietuvos vaidmuo taip pat nutilėtas. Ir taip viskas galėjo ir likti. Tačiau jau po keliarių metų vieni amerikiečių žurnalistai padarė tai, ko JAV institucijos ir labai tikėtina Lietuvos žvalgybos institucijos bijojo labiausiai – parodė pirštu į vietą žemėlapyje. Charlie, we found one of the CIA's black sites in Lithuania. Prisons were in Romania, Poland, and Lithuania. Transliuoti tokias istorijas yra rizikinga. Aptarinėjant katastrofas ar kankinimus, ne tik tampa sunku pritraukti išorinius rėmėjus, bet kai kuriais atvejais tai reiškia ir labai paprastą dalyką – neuždirbti nieko net iš paties YouTube. Būtent todėl jūsų parama šio kanalo gyvavimui yra be galo svarbi. Rėmėjai ne tik pamato visus video anksčiau, nei jie pasirodo viešumoje, bet taip pat gali pasiekti ir papildomą turinį, įskaitant dar neišleistą dokumentinį pasakojimą apie didžiausią Lietuvos kelių chuliganą. Vestro Patreon ir Contribui nuorodas rasite aprašyme arba nuskenavę QR kodus matomus ekrane. Prisidėdami parodysite, kad tokios istorijos Lietuvoje reikalingos, o aš nevaržomai galėsiu kurti toliau. 2009 rugpjūčio pabaigoje žiniasklaidos kanalas ABC News pirmasis viešai paskelbė, kad Lietuvoje veikia slaptas CŽV kalėjimas. In order to keep it secret, the CIA built its prison inside this huge horse barn. ABC rėmėsi buvusių JAV žvalgybos pareigūnų liudijimais ir teigia, kad 2004-2005 čia galėjo būti laikoma iki 8 kalinių, kuriems taikyti griežti tardymo metodai. Tai buvo pirmas kartas, kai Lietuva tiesiogiai įvardyta kaip CŽV slaptos sulaikymo programos dalyvė. Iš karto po publikacijų Lietuvos pareigūnai viską neigia. Buvę politiniai lyderiai teigia, kad tai išsigalvojimai ar fantazijos, įskaitant ir objekto veikimo metu prezidento pareigas ėjusi Valdą Adamkų. Labas vakaras, ponė prezidentė. Sakykite, ar tokie slapti kalėjimai, centrai galėjo egzistuoti be aukščiausių šalies vadovų žinios? Užtikrinu jūs, kad nebuvau bei nesu informuotas nei mūsų valstybės saugumo žinybų, ar nacionalinio saugumo komiteto, ar vyriausybės institucijų apie Lietuvoje liktai esamą kalėjimą, kuriame būtų laikomi atgabenti svetimų valstybių teroristai. Ir iki šios akimirkos jokios paliudijančios informacijos nemačiau. Apie ką mes kalbame, apie rašomą, skamba kaip iš fantazijų pasaulio.
Bet 2009 spalį jau su kitokiu tonu prakalbo tuometinė Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė, viešai pareiškusi turinti netiesioginių įtarimų dėl slapto kalėjimo ir inicijavusi parlamentinį tyrimą. Seimas po pateikimo pritarė, kad Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas atliktų parlamentinį tyrimą, ar Lietuvoje veikia Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos valdybos kalėjimas. Komitetas turėtų atsakyti ir ar valstybinės institucijos svarstė klausimus susijusius su slaptų CŽV sulaikymo centrų veikla šalies teritorijoje, sulaikytų asmenų pervežimu ir kalinimu. Savo išvadą Seimui komitetas turėtų pateikti iki gruodžio 22-osios. NSGK tada kaip ir žadėta pradėjo tyrimą, o komiteto pirmininkas Arvydas Anušauskas tuomet lankėsi ir mano minėtose buvusiose valstybinėse svečių namuose. Tyrimo metu taip pat buvo analizuojami skrydžių duomenys bei apklausinėjami įvairiausi aukšto rango politikai. Kaip jūs žinote dėl tų? Aš nieko negirdėjau apie tai. Nieko nemačiau, nieko negirdėjau ir nieko nežinau. Viskas. Daugiau nėra apie ką kalbėti. Prezidentas Valdas Adamkus per savo atstovę sako nieko negalintis komentuoti, kol vieši užsienyje. Atėjus terminui, kaip ir planuota, buvo paskelbtos išvados. Gruodžio 22 dieną Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas paskelbė išvadas dėl Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos valdybos kalėjimo Lietuvoje buvimo. Komisijos pirmininko teigimu tyrimas atskleidė, jog sąlygos kalėjimo egzistuoti buvo, o Antaviliuose esantis pastatas kalėjimui pradėtas ruošti 2004 metais. Iš komiteto surinktos informacijos paaiškėjo, jog ten buvo įrengtos dviejos asmenims kalinti skirtos patalpos, galimybių įvežti kalinius taip pat būta. Išvadose teigiama, kad Vilniaus tarptautinėme oro uoste leidosi 2 su CŽV susiję orlaiviai, dar 3 leidosi Palangos oro uoste. Orlaiviai išvengė ir muitinės patikros, išvengė ir valstybės sienos tarnybos pareigūnų patikros. Tačiau komitetas pabrėžė negalėjęs faktiškai patvirtinti, ar Lietuvoje buvo laikomi kaliniai. Komitetas konstatuoja, kad sąlygos pervežimui buvo, tačiau ar per Lietuvos teritoriją buvo pervežami, įvežti, išvežti, CŽV sulaikyti asmenys mes nenustatėme. Esą dėl dokumentų trūkumo ir informacijos slaptumo. Tad oficialiai mūsų šalis kalties dėl įtariamųjų laikymo neprisiėmė. Vis dėlto tyrimo metu kilo pakankamai rimtų įtarimų dėl Lietuvos žvalgybos veiksmų, kad prokuratūra pradėtų išsamesnį tyrimą. Komisijos duomenimis apie tai žinojo buvę valstybės saugumo departamento vadovai Mečys Laurinkus ir Arvydas Pocius, taip pat VSD generalinio direktoriaus pavaduotojas Dainius Dabašinskas. Tačiau apie tai nebuvo informuotas nei vienas aukštesnio rango pareigūnas, juolab tuometinis šalies vadovas. Dėl to generalinė prokuratūra ketina pradėti tyrimą. Kaip jis baigėsi, aptarsime vėliau. Aiškėjant detalėmis, ši tema beje netruko tapti ir Rusijos žiniasklaidos manipulacijų objektu. O vėliau dar ir Rolandas Paksas išlindo su netikėtu teiginiu apie jo sąsają su šiais kalėjimais. Jūs įsitikinęs esate, kad CŽV kalėjimai buvo Lietuva? Aš įsitikinęs esu ir dar dėl to, kad būtent mano nesutikimas su CŽV kalėjimais man kainavo postą. Prezidento postą. Ta prasme? Ta prasme, man buvo pasiūlyta sutikti vežti teroristus į Lietuvos teritoriją. Mano nesutikimas grėsė tai kompanijai, kuri organizavo tą dalyką, labai prastom pasekmėm. O ta kompanija vėl, tai yra CŽV ir kas? Aš manau, kad tai yra antivalstybininkai ir būtent CŽV atstovai Lietuvoje, kurie pradėjo žaisti savo žaidimus. Kaip jūs sakėte, bizniui jų grėsė? Aš manau, kad tai. Ir tada buvo sugalvotas sąmokslas, kaip pašalinti prezidentą? Bet jis buvo. Jis ir įvyko. Verta paminėti, kad tokie teiginiai labai abejotini, mat Pakso apkaltos metu CŽV kalėjimų tema nefiguravo ir šie pareiškimai pasirodė tik po nutekintos informacijos. Tačiau grįžtant prie pagrindinės šios istorijos figūros, Abu Zubaida, parlamentinio tyrimo išvados tapo pagrindu jo atstovams kreiptis į Europos žmogaus teisių teismą, teigiant, kad jis buvo neteisėtai laikytas slaptame CŽV objekte Lietuvoje. O 2013-aisiais pasigirdo ir teiginiai, kad Lietuvoje galėjo būti kalinamas dar vienas rugsėjo 11-osios įtariamasis – Mustafa Al-Hasafis. Tačiau tuo metu tai buvo dar rimto teisinio pagrindo neturintis teiginiai, kėlė tik pavienes bangas.
Tikrasis tsunamis įvyko 2014 gruodžio 9-ąją, kai pats JAV senatas paviešino ataskaitą apie slaptą CŽV sulaikymo ir tardymo programą. Ilgame, dalinai išslaptintame dokumente buvo aprašyti keliais kodiniais pavadinimais pažymėti objektai, įskaitant ir Detention Site Violet. Konkrečių šalių pavadinimai buvo užtušuoti, tačiau ataskaita patvirtino esminius faktus, jog tokie objektai egzistavo, jie veikia bendradarbiaujant su priimančių valstybių institucijomis, o mainais buvo teikiama finansinė ir logistinė parama. Būtent ši pačios JAV pateikta ataskaita kartu su anksčiau buvusiomis analizėmis buvo panaudota Strasbūro teisme prieš Lietuvą. Ir nors faktai vis nuosekliau rodė, kad slaptas CŽV sulaikymo objektas Lietuvoje egzistavo, valstybė tai toliau neigė 2016-aisiais tikindami, kad čia ne kalėjimas, o žvalgybos paramos centras. Tačiau 2018 gegužę Europos žmogaus teisių teismas byloje Abu Zubaida prieš Lietuvą konstatavo priešingai. Lietuvoje veikia slaptas CŽV objektas, Abu Zubaida buvo laikytas neteisėtai, o Lietuva tam sudarė sąlygas. Teismas priteisė Lietuvai sumokėti 100 000 eurų pareiškėjui ir 30 000 eurų jo atstovams. Po nuosprendžio vyriausybės atstovė pabrėžė, kad teismas iš esmės rėmėsi vien netiesioginiais įrodymais. Kas yra tiesa, tačiau tas pats teismas buvo pažymėjęs, jog Lietuvos laikotarpiu slapta CŽV programa buvo antiek sofistikuota, jog iš esmės nebepalikdavo jokių pėdsakų. Tai ir apsunkino tiesioginių įrodymų surinkimą bei suteikė mūsų valstybei dalinio neigimo galimybę. Vis dėlto precedentas buvo sukurtas, tad po Zubaida bylos 2024-aisiais Europos žmogaus teisių teismas priėmė analogišką sprendimą ir Mustafa Al-Hasafi byloje prieš Lietuvą. Aš taip pat sutikčiau pakalėti ir dar būti pakankintas už tokius pinigus. Pakankinkit mane, pakankinkit su rimbu ir batugėliu, man padaužykit šičia. Aišku, labai abejoju, ar tie 100 000 eurų tiems įtariamiesiams turi kažkokią tai reikšmę, nes jie iki pat šių dienų yra kalinami tik dabar jau ne Lietuvoje ar Europoje, o Guantanamo įlankos bazėje. O kalbant apie mūsų Antavilių objektą, iš Elite LLC jis vėliau pateko į valstybės kontrolę, buvo perduotas VSD mokymams, o pagal paskutinius duomenis perleistas kalėjimų departamento mokymo reikmėms. Dėl atsakingų asmenų Lietuvoje klausimas taip ir liko ribotas, prokuratūra taip ir nenustatė jokių konkrečių pareigūnų kaltės, rado tik nusižengimus. Ir liko dar viena iki šiol neatsakyta detalė. JAV Senato ataskaitoje juodai ant balto parašyta, kad už bendradarbiavimą su slapta CŽV programa, siekiant parodyti dėkingumą, buvo sumokėta vienženklė milijonų dolerių suma. Kam konkrečiai atiteko šie pinigai, iki šiol lieka neatskleista. Tai buvo rūpinamasi valstybė, bet kai yra dar gaunami pinigai, tai čia nebėra rūpestis valstybė. Kas gavo pinigus? Ir šitas klausimas lieka neatsakytas Lietuvoje ir niekas nenori jį atsakyti. Taigi, ši istorija panašu taip ir neturi jokio galo. Ir kol kaliniai bus kalinti, turbūt niekada taip ir neturės ir liks tarp būsenų, tarp vis aiškėjančio vaizdo ir taip ir neuždarytų galų. Jeigu tau patiko šitas video, labai tikėtina, kad patiks ir šitas apie Henriko daktaro imperijos saulėlydį.